Tai kas sveiki, šiandien kaip matant stalo guli vata, žirklės ir kaitiklis Lemodu. Šiandien bus pamokėlė maža, kaip padaryti, kaip vykinti jūsų RTA bazę. Šiuo metu tai Lemodu. Tai ką su jumis go for vape ir pradėkim. Ok, tada visų pirma jums reikėtų atsukti kaitiklį. Po to, kai man dar liko skysčio, tai aš paimsiu štai tokio popieriaus ir ištrinsiu viską štai čia. Ok, šitą padėkime į šoną. Tada ištrinkime mūsų pagrindinį dalyką, mūsų Lemo kaitiklį. Ok, tai ką visų pirma jums reikės štai šitą viską atsukti. Ir kaip matote, štai mūsų koilas su vata. Tai ką, po to, kai atsukame mūsų visas dalis, liko tik štai šitas ir viskas. Tai ką reikia padaryti toliau, tai paim štai šitos vatos, japoniška šiuo metu, paėmiau iš ekodumo. Taip, ok. Dabar jums reikės atkirpti jos biškį. Štai paimam, gal biškį daugiau paimsiu šiuo metu. Ir paimam, dapjaunam iki galo. Ok, štai, vata paruošta. Dabar, kai mes turime štai tokį gabalėlį vatos, dabar reikia paimti viršutinį sluoksnį. Štai reikia imti kuo mažiau, jį galima išmesti šoną. Dabar paimame štai šitą sluoksnį, irgi viršutinį, galima paimti šoną. Dabar reikia padaryti tai biškį susukti, kad tilptų į kaitiklį. Štai ne kaitiklį, o mūsų koilą. Štai susukame, ne. Dabar galima išimti mūsų seną vatą. Štai, padėkime ją į šoną ir ką. Dabar beliko tik sukišti štai čia. Kaip tai mes darysim? Vieną šitą pusę galima biškį taip paimti ir su pirštais, kad tilptų į koilą. Tai va, kai jau įlindo į koilą, biškį patraukiame, surandame vietą, kurie stovi geriausiai. Turi ne per stipriai čia būti, ok. Čia vieną į kitą pusę. Ir viskas va tai kišta. Dabar beliko tik apkirpti. Paimame, atmatuojame, padedam vieną šitą vatos pusę taip ant bazės. Ir kaip matome, štai čia, kur mūsų štai šita dalis. Štai šitą vietą reikia ir atpjauti, va. Štai taip ir atpjauname. Ta patį dalyką darome kitoj pusėj. Padedame štai taip ir atpjauname. Štai taip išėjo. Taip, ok, toliau jums reikės paimti skysčio ir biškį jo prilašinti ant štai šitų vatos galiukų. Lašiname nedaug, tiesiog turi biškį būti šlapias. Tai ką, dabar paimame štai taip ir tuo metu, kada pilame skystį, štai taip, lašiname galim sakyti, lašiname ant senelės, bet tuo pačiu lašiname ir ant vatos. Ta patį darome su kitu galu. Štai lašiname ir štai taip pavyko. Kaip matote, vata guli štai tokiu būdu. Dabar, kaip matote, mūsų skysčio kanalai pilnai pasiekia vatą. Taip pat ir šitoj pusėj. Šikių dry hito jūs jau neturėsite. Beliko tik tais užsukti štai šitą dalį kaitiklio į vietą. įdėti stiklą
ir užsukti viršutinę kaitiklio dalį. Galima šitą ištrinti, jeigu dar reikia kažkokią tai skysčio nereikalingo štai šitose vietose. Ir ką, viskas. Štai tokia buvo pamoka vykinimo Lemo 2. Padariau šitą video vien dėl to, kad man jau parėjo porą žinučių, kaip reikia tiksliai suvykint, nes man dažnai buvo ant hitų, kai paimu daugiau negu virš 2-3 sekundžių ką daryt. Tai vien dėl to ir padariau štai tokį video. Tikiuosi jums padėjo, kam reikėjo. Tai ką, dėkui visiems už peržiūrą. Laikykit, komentuokit, subscribinkit, sakykit, ką darau blogai, tai man padeda. Šiuo metu, kaip jau sužinojau, kad nereikia muzikos arba reikėjo padaryti toliau, tai tą šiame video ir panaudosiu. Tai ką, toliau jūsų laukia su box apžvalga, laukit jos, tikiuosi jums patiks. Pasitengsiu žinot, kuo daugiau apie jį įmanoma ir padarysiu tikrai naudingą visiems video. Tai ką, dėkui visiems ir iki.